Smagu, pasikartojau, matyti tiek daug norinčių tikrai turėti kokybišką žurnalistiką. Ir kaip niekada turbūt, tą kartuoju ir savo studentams, ir tą pabandysiu įrodyti Romo citatomis, žurnalistika mums reikalinga dezinformaciniai, meladienų, fake newsų, sintetinės vaizdakaitos arba deepfake'o eroje, kurią mes pasitikėtume, kuri mums būtų svarbi. Ir šiandieną aš ir pabandysiu Romo akimis, Romo mintimis ir pasakyti, ir pamatysime, kasgi pasikeitė per tą laiką atitinkamai, kol nebuvo, taip sakant, kažkokių tai didesnių atrodytų drastiškų pokyčių, bet kaip Romo mintis ir šiandieną mums yra aktualios. Ir labai norėčiau, kad ypač jaunimas, kuris čia, kaip mes sakom, jaunimas, tą suvokdami, auditorija labai puikiai suvokia, irgi savo patvirtintų, nes buvo net tokia savoka Vilniaus universitete. O ką Romas Sakadolskis pasakytų? Tai tiesiog rašydavo darbus ir pasakydavo šitokią frazę. Tai buvo savotiškas toks, lyg ir standartas. Ir manau, kad šiandien aš lygiai taip pat norėčiau Romo paklausti, o kągi jūs pasakytumėte apie tą, aną ar trečią, nes mintis, kuriomis aš dalinsiuos jo, tikrai šiandieną visi jaučiame, žinome ir galime naudoti gerąją ir blogąją prasme. Tai vat jo citata, kad jis yra iš tikro priskyręs žurnalistui, tą atsakomybę yra labai labai svarbi. Ir padariau specialiai prezentaciją absoliučiai klasikinę, nes jūs truputį jau pavargę, kad mane klausytumėt, skaitytumėt ir dar truputį žiūrėtumėte. Tai kaip jis atsiranda. Ir man labai patinka ne dėl to, kad jūs gerai žinote, kas domitės biografijomis, ypač konkrečiai šiuo atveju kolegos Romo. Ir jis sako, neturėjau, sugundė eteris, bet man labai patiko jo pasakymas. Žiūrėkit, pirmųjų mokytojų, kuris skiepijo azartą naujienai, smalsą pasauliui, skepticizmą išankstiniam nusistatymui, pagarbą žmogui ir žodžiui. Ar kas nors pasikeitė? Prasidėjo mūsų gyvenimas tokiais dalykais ir labai sėkmingai jisai tęsiasi. Ir atitinkamai, žiūrėkit, žurnalistika, taip iš tikro, ji teikia informaciją. Ir jeigu dabar gyvename tokioje kritinėje visuomenėje ir turime galimybę labai aiškiai suprasti, kaip reikia tikrinti informaciją, kaip reikia ją prieš ją skleidžiant, tikrai įsitikinti, kad ji tikra. Ir čia žurnalizmas atliktų beproto gerą vaidmenį, tą jis stengiasi daryti, ypač ir ateityje, kada mes pavargę jau nuo tos informacijos. Ir ką tik tai buvo labai gražus pokalbis apie rinkimus. Nuobodu, neįdomu, neįsiu, viskas gerai, burbulai ir taip toliau. Tai tas pritraukimas prie žurnalistikos, prie to, kad jinai mums turi pasakyti, kasgi svarbu mūsų kasdienybės darbotvarkėje. Ta vadindama angliškų čia terminų agenda setting. Kiek žmogus turi žinoti, kiek mes jam turime duoti. Viskas čia gražiai parašyta, iš tikro naujienos mums yra labai reikalingos, bet jos turi būti, kad mes galėtume, kaip ir toliau pasakyta, kaip visuomenė, gyvas organizmas, ypatingai dabar, informaciją mes valdome, informaciją mes tobulėjame, einame, žinome, darome ir atitinkamai žiniasklaida, maistą išnešiojanti apytakos sistema. Ir aišku, du patys svarbiausiai dalykai - ir atsakomybė, ir atskaitomybė. Ji visada buvo. Ir mes su Romu ir kitais kolegomis esam darę tyrimą, žiūrėjome, kiek ta žiniasklaida atskaitinga yra, kiek jinai savo klaidas pripažįsta ir panašus dalykai. Ir kaip ir turime pagrindą šiandieną tikrai tobulėti ir kritiniai situacijoje ypatingai visus šituos dalykus parodyti. Tarp kitko, šitie visi dalykai taip pat būdavo kolegos Romo Sakadolskio skaidrėse.
O kadangi mes visi kartu buvome kartu, tai vat irgi galite pasimokyti kartu, kaip buvo dėstoma. Aišku, skaidrė ne taip atrodė, kalbos nėra, bet iš principo. Ir žiūrėkit, tiltas, žiniasklaidos priemonė visuomenė, redakcija, žurnalistas, auditorija, kūrinys. Ir va ir šiandien nuskambėjo ir forma, ir politologės kalbėjo, ir vėl formavimas, ir panašus dalykai, informavimas. Na, turime puikų tiltą susijęti visuomenę su jai būtina informacija. Tiltas, žurnalistika. Ir tai yra labai svarbu. Kitas dalykas, mes ir medijos. Ir šiandieną kolega Buckinghamas tikrai labai seniai yra jau pasakę šituos žodžius, medijos mums, na, mes negalime be jų būti, viskas labai gerai. Ir šita prezentacija padaryta be ChatGPT ir visų kitų dalykų specialiai. Tam, kad puikiai suprantame, kuo daugiau pats turi savyje, tuo pasinaudojant įrankių gali padaryti geriau, bet tai nereiškia, kad viską turi padaryti. Tai vat būtent tos medijos mums teikia idėjas, vaizdus, matom, visokius kitokius dalykus. Vėlgi, jos mums leidžia aktyviai dalyvauti visuomeninėme gyvenime. Buvęs prezidentas Trumpas mums labai gražiai įrodė, būdamas tuo metu Twitteryje, kas dabar jau kitaip vadinama yra, kaip jis apeidamas žurnalistiką labai stengiasi informuoti visuomenę kitais būdais per socialinės medijas. Ir kitas dalykas, kad vat jos mums daug padeda, bet mes jas turime suvokti. Medijos čia aš paėmiau bendraja prasme, kadangi, kaip matote, yra citata, bet šitam termine, kada nevartojam socialinės medijos, tada įeina ir žurnalistikos vaidmuo arba žiniasklaidos priemonės. Ir man labai patinka vat ir šitas pasakymas toliau šito kolegos, kad nėra atviras langas, taip, jos būtent pateikia pasaulio žvilgsnį. Ir čia šiandieną nuskambėjo ne vieną kartą, kad žurnalistas yra kūrėjas. Taip, viskas yra gerai, jis informuoja, bet su savo patirtim, su savo žinojimais, priklausomybėm ir visais kitais dalykais, jis toliau, taip sakant, jau sukuria kūrinį. Ir vėlgi labai yra svarbu, vat būtent, apie tarpininkaujančias medijas. Ir šiandieną labai akivaizdžiai, vat ir kolegos, kurie kalbėjo, irgi sakė, per ką mes gaunam informaciją, per burbulą ar per žiniasklaidos priemonės. Gerai, kad vienam kolegai dar televizorius buvo, plius minus, galima per televizorių nebūtinai žiūrėti, galima ir per telefoną, bet turi būti produktas. Produktas, kuris tau bus reikalingas susivokti, kasgi darosi gyvenime. Ir aš tikrai mėgstu studentų paklausti, kas bus, kokie rinkimai, kas ateis ir panašiai. Labai smagu, kad visada atsira žmonių, kurie pasakys. Ir puiku. Bet mes ir turėtume, kaip žurnalistai, kaip žiniasklaidos priemonės, tą temų tvarkaraštį ir suvokti, kad visuomeniai bus lengviau, jeigu ji tikrai žinos. Lygiai taip pat buvo pasakyta ką tik dabar ir apie rinkimus. Ir atitinkamai, kas keičiasi, žiūrėkit. Ir politinė sistema su žiniasklaida, tai ir kitos šalis labai akivaizdžiai rodo politinės partijos. Žiniasklaidos verslo skaidrumas. Ar mes žinome, kas savininkai, kas valdo, kiek, kas pasikeitė ir taip toliau. Vėlgi, ryšiai su visuomenė. Ar tik tai pranešimai spaudai ir tokie, kokie jie yra, ar, kaip aš visą laiką kartuoju studentams, pranešimas spaudai yra puikus, kas toksai? Šaltinis. Sužinoti, kas vyko, kur vyko ir iš to šaltinio toliau pasiimti kitą formą, ar interviu, ar daryti kažkokio kito žanro ir taip toliau. Jis puikus yra dalykas, bet ne, kaip mes sakom žargonu, copy-paste, jisai tupi ten, kur tupi atitinkamai. Ir vėlgi labai aiškiai įvertinti naujos technologijos ir jų keliami pavojai. Šiais metais, kaip tik tai pavasarį, pirmą kartą mes sistemoje tikrinimo darbų bakalaurinių turėjom galimybę matyti DI, lietuviškai dirbtinio intelekto, procentinę raišką. Tai ačiū Dievui, dar mūsų studentų darbuose buvo labai minimali, kas rodė, kad surinko ir panašiai, bet nerašė dirbtinis intelektas, o pasinaudojo kaip instrumentu. Tai lygiai taip pat, tai puikus instrumentas, bet mūsų požiūris ir mūsų galimybės. Ir aišku, vėlgi poveikis mūsų pačių aktyvumui. Tai ar užtenka, kad aš palaikinau,
Man labai patinka ne laikai, o kaip kalbininkai sako, patiktukai. Kiek padėjom patiktukų? Kokiem nors freelanceriam, o lietuviškai kaip sakom? Įtakotukams. Visiškai teisingai. Taip, patiktukai įtakotukams. Viskas yra gerai, bet patys turime nuspręsti, o žurnalistika ir turėtų prie to akivaizdžiai prisidėti. Ir man labai patinka tikrai klasikas, nuo kurio mes mokėmės žurnalistikos ir visi kiti, Juozas Keliuotis. Ir žiūrėkit, kokia graži citata. Rašo tai, ko tiki, skelbia tiesa, kas yra tiesa, aukščiausias idealas, nebijo patekti. Ir va dabar žiūrėkit, nevengia karo laukų, rizikuoja savo gyvybę. Kas keičiasi? Nieko. Žurnalistika tam ir buvo sukurta, kad ji būtų tokia ir mus informuotų, kad mes sužinotume. Ir man patinka šitas Diogenas, visą gyvenimą su žiburiu rankoje ieškantis tiesos. Tikrai taip. Ir, tiesa, kaip sakė ir Romo, čia jau dabar skaidrės kai kurios vėlgi eina, tik aš nedėjau kabučių, bet iškart pasakau, autorystė yra Romo. Kadangi mūsų studentam kaip dėstė, tai turiu galimybę šitą matyti. Verslo atstovas, visuomenės akis ausis, kontrolierius, išlieka ta ketvirtoji valdžia, vis tik tai sanitaras. Iš tikrųjų taip, su visais tyriamosios žurnalistikos akcentais, lygiai taip pat ir metraštininkas. Ir geras pilietis. Ir va tas pilietiškumas, su kuo mes susidurėm ir žurnalistikos etikoje, kiek žmogus iš tikrųjų vienoj terpėj labai gražiai Rasa Tapinienė sakė, vienoj terpėj taip parašo, kitoj terpėj taip, ir kaip jam tada bendrau su šaltiniais. Tai yra labai labai svarbus dalykai ir puiku, kai šiandieną nuskamba iš pačių žmonių teorija, kuri yra apibendrinta, kuri pasirodo ir praktikoje dar yra labai labai aktuali vienaip ar kitaip. Ir va štai, Romas sako, žiūrėkit, 2006 metai, kas keičiasi? Taip, prisimti atsakomybę, suvokti demokratinės netvarkos sąlygomis, ar ne? Apie tą visi kailių patyrė, kur pamiršta. Žurnalistas specifinę vietą turi, atsakomybę piliečiams. Tai kodėl pavadinimas yra toksai. Ir negali būti nuleista iš viršaus, bet iš paties žmogaus. Taip? Ir tai neatskiriami dalykai. Ir tik noriu pasakyti, kad 2006 metai, mūsų jau toj 20-metis lauktų vienaip ar kitaip. Tikrai visa tai, kas buvo vertybiška, gražiai pasakyta, išdėstyta, visa tai galioja. Ir labai džiaugiuosi, kada susitikę studentus iš Vilniaus universitetų sako, taip, pasimenam, kaip dėstytojas sakė ir panašiai. Smagu, smagu. Tai mes ir dirbam turbūt visi tie, kurie dėsto vien dėl to. Ir aišku, dar čia yra irgi veiklos rezultatas, kad jis ir puoselėti, ir tarp tautų tarpusavio supratimą. Jeigu anksčiau atrodė, tos kelios tautos ir viskas gerai, tai šiandien matom, kiek turime tarp kultūrinės komunikacijos įvairių dalykų ir kaip žurnalistams reikia visus šituos dalykus suprasti. Tai nieko, kaip sakant, naujo, viskas kaip pagrindą davėm, sakėm iš patirčių, iš mokslinių tyrimų ir panašiai. Ir šiandieną visa tai vėl yra aktualu. Ir vėlgi profesinės vertybės. Ir kritiškas požiūris, ar ne, aš nenoriu skaityti skaidrių, jūs patys tą matot, bet čia yra ir kiti dalykai, vėlgi, teikti atvirus ir sudėtingus klausimus. Ir va čia irgi buvo, ar jūs derinat, ar nederinat ir panašus dalykai. Ir labai smagu, kai studentai suvokia, kaip galima klausimų manipuliuoti, tiesiog, tą žmogų jau iš karto prispausti. Šitą žinant, tu renkiesi savąją taktiką, nes strategiškai tu žinai, kas yra kas. Ir vėl pernelyg draugiškas, tuo pačiu klausimu vėlgi neigiamos įtakos, kaip traktuoja. Taip, tai ne mano mintis, tai yra kolegos mintis, kurios ir šiandieną, sutinkate, yra aktualios. Kaip galvojat? Puiku. Ir dar vienas dalykas – objektyvi žurnalistika. Mes visuomet ginčydomės, kas yra objektyvumas. Filosofinė, graži kategorija tokia ir panašiai, bet vienaip ar kitaip, ta pati ketvirtoji valdžia, kuri prižiūri visas tris, ką matome ir visų, sąlyginai ir nuo čekiukų, tyrimų įvairiausių, kurie buvo atlikti Lietuvoje ir panašiai, bet žinoma, darbas yra subjektyvus. Apie ką pranešti, kaip atrinkti, kas yra šaltinis. Juk jau šaltinių atranka yra nuomonė.
ką tu atrinksi, ko tu ieškosi. Nieko naujo, visuose vadovėliuose tas pats parašyta, bet būtų gerai, kad šito standarto mes laikytumėmės. Ir aišku, kaip ten, kaip sakom, dėl to objektyvumo, kas tai yra, visą laiką diskutuodavom, kad ir šiandieną modernioji žurnalistikoje tai yra aktualija, o ne šiaip savo. Ir atsiprašau, truputį jūs pamokysiu apie naujienas. Kas žino, kas ne, prisimename. Tai yra būtent priemonė suprasti. Ir vėlgi informacijos tinkrumas, aplinkybių aiškumas, šaltinių naudojimas, tas pats per tą patį ABC. Ir paimi tekstą ir dėja, dažnai tų šaltinių visų ar ABC nerandi, tiesiog paprasčiau padarai. Taip, gali tai būti, bet reikia parašyti, kad taip yra. Ir Romas tą labai gražiai visą laiką akcentavo, vėlgi siekiant vertinimų, pusiausvyros, autoritetingais šaltiniais, čia jisai rėmėsi Makneiru. Tai ta pati klasika, tie patys autoriai, tie patys teoretikai, kurie visam pasaulyje sakė tą patį. Ir labai smagu, kad mes irgi savo studentams, dabartiniams žurnalistams, jau gerokai padirbėjusiems, ir labai smagu, kad ir tie, kurie nori būti jais, sakom tą patį. Ir yra iš ko mokytis, ant ko tvirtai atsistoti atitinkamai. Ir man labai patiko toks Romo jau pasakymas šiuo atveju, tiesai reikia laiko. Nes vėlgi, ypatingai dabar, ir labai smagu, kai parašyta, ne iš nepatikrinto šaltinio, ten, pavyzdžiui, jeigu jau transliuoja arba deda, arba dar kažkas, tai jau geriau negu visiškai nebūtų nieko parašyta. Karo atvejais, krizinė situacija, atskrido, nuskrido, nukrito ir taip toliau. Turim puikius, baisius pavyzdžius. Gerąja prasme, puikius, o baisius, kadangi kritinė situacija yra. Pasimokyti, kaip reikia daryti, kaip reikia informuoti, kiek reikia baimės įdėti. Kiek čia turi būti tos emocijos, oi, jau viskas, jau visi, jau niekas. Kiek čia turi būti to apibendrinimo, kiekvienas žodelytis yra labai svarbus vienaip ar kitaip. Ir Romas buvo už būtent pilietinę žurnalistiką. Ir labai gražiai čia parašyta, kad auditorijai ką žinoti, kad ji suprastų ir ji būtų aktyvi. Kaip niekada pilietinė žurnalistika, ne piliečių, kurie yra turinio kūrėjai ir kūrė savo visus tolesnius dalykus, bet pilietinė, kas tradicinės žurnalistikos atveju atliepia būtent auditorijos interesams, ją veda į priekį. Vėlgi, niekas labai nepasikeitė, kaip bebūtų. Ir jisai taip labai gražiai pasakė, kad kai pasiklosi, taip ir išsimiegosi iš tikrųjų. Ir ieškai antrojo, parą, 2, kartais ir tą pasikliauti. Atsiprašau, kartojus, bet kai matai kūrinius, esmė yra kol kas iš tikrųjų kalbėti apie tai ir matyti kuo greičiau rezultatą. Ir tada nenurodė, ten tavo, ypatingai sakau, kritinė situacija mums taip gražiai visą tai leidžia suvokti. Ir labai džiaugiuosi, nes Romas buvo tas, kuris visą laiką turėjo labai daug literatūros, knygų ir sakė, kad visą tai turi pradėti greičiau veikti. Ir jisai įsteigė tą virtualią medijų laboratoriją, kurią puikiai naudojasi studentai ir mes dėstytojai, naujausia literatūra, atnaujinimas. Ir labai ačiū VDU, kad jinai virto realia laboratorija, kur dabar studentai tikrai gali jau ir akivaizdžiai pajusti. Ir dar smagiau žinoma, kad jį pavadinta Romo vardu. Taip, kad tas mus labai įpareigojo, jo tie tokie į priekį, visą laiką į priekį, darom. Ir įpareigoja dabar eiti į priekį ir iš tikro tobulėti. Ir 10 metai, žiūrėkit, ką mums linki Romas. Neskaitysiu, patys paskaitykite. Ir vėlgi, viskas keisis po 20-30 metų, jau nekas labai ir liko plius minus, bet kaip gražiai, viskas susidėlioja, jeigu kalbame, jeigu žinome, jeigu domimės, jeigu norime, kaip aš sakau, visada daryti geriau. Ir reziumuojant, vienaip ar kitaip, nuo mūsų ir nuo žurnalistikos, kuri mus aprūpina informacija, viskas priklauso. Ir vienaip ar kitaip, jeigu Romo dar viena mintis, kad mes būsim reikalingi visą laiką.
Tai guru, kurio patirtis tik dar kartą patvirtina, kad profesionalumas visada yra visais laikais svarbiausia savybė. Ir vėl per tarpininkus, nes mes negalime dalykų apriepti, būtent kažkas turi būti vedliais. Tai labai smagu, kad mes ir stengiamės, aš kalbu apie akademinę bendruomenę, aišku, kad vedame jūs ir, aišku, tie profesionalius savo tyrimais ir visais kitais naujais dalykais į priekį. Ir, jeigu aš jūs pastiprinau informaciją, išklausėte paskaitėlės, vadinasi, diena šiandieną bus gera. O pabaigti noriu Romo mintimi. Ačiū.